kėliniai buvo taškas į tašką, po to atsakėm fiziškumu, bet to neužteko, priešininkai buvo stipresni, geriau gynėsi, geriau metė. Mūsų pataikymas iš vidutinių ir tritaškių buvo gan prastas, daugiau negu priešininkai įmetė beveik visus metimus ir tas mums tiesiog leido mums pralaimėti. Tai ką, rungtynės kaip ir planavom, galbūt po pirmos pergalės čia tokia gera banga ir sekės neblogai žaisti, sekės komandiškai, smagu, kad prie mūsų prisijungė Tomas Vanagas, labai nuostabus žaidėjas, tikrai labai papildė komandą. O šiaip tai Knašinių vis sunku žaisti, man pačiam Lankaičiai nėra labai palankus, bet jeigu taip rimtai kalbant, tai šaunuolių jaunimas, kad kovoja, stengiasi, stumdysi, sėkmės jiems prieš Gargždus, tegul apgina Klaipėdos vardą. O visiems palinkėsiu gražaus savaitgalio, tegul dalyvauja visi bėgime, bėgioja, sportuoja ir palaiko tie, kad negali bėgti. Ačiū labai, viso geriausio.